patiko 25%. Labai gera pagalba dabar jau, į kurią atkeliavo Ryto komandos aukštaūgis ir padėjo komandai apsiginti. Delorie. O dabar pavyksta pasižymėti ir Jacksonas lieka prieš Radzevičių, 1-1, sudėtingas metimas netaiklus ir vėl Pieno žvaigždžių ekipa atkovoja kamuolį puolime. Džekas paliekamas rungtyniauti 1-1 ir prieš Martyną Echodą. Kadimos Džekas sugeba pataikyti nuo Krepšinio lygos rungtynėse, kurias pristato Wolfas Engelman. Tikrai labai įdomi ir labai atkakli. Dabar Džekas pasižymi dar 2 taškais. Tikrai labai pataikė šiame sezone su legionieriais Pieno Žumbauskui. Tepas. Ir galingas prasiveržimas į dešinę ir dėjimas iš viršaus. Kadimos Džekas. Prieš Martyną Echodą paliko už nugaros. Echodą. Arlauskas. Džekas priima kamuolį aukštai, bando žaisti prieš Echodą. 1-1. Džekui nebus lengva. Echodas neblogai gynėsi, bet Džekas vis tiek fiziškai kietai žaisdamas nugarą.